Treneri, sunkiai tokia pergalė. Ką galite pakomentuoti šiandien? Aš galiu pakomentuoti, pasidžiaugti pergalę. Principė turėjom šiandien varžovą, profesionalų varžovą, kuris turi žaidėjų pasirinkimą. Visi treniruojasi. Normalus klubas, Garliava. Ir šiandien buvo tokios dviejų varžovų dvikova. Jeigu šiandien, kaip sakant, jie būtų pralošę, mes būtum pralošę, gali būti. Viskai būtų tokia intriga didesnė, vis vien jinai lieka, mes tik sulušėm. Trečio rato pirmas varžybos, taškų skirtumas padidėjo, bet laukia labai sunkios varžybos visos, nes pas mus, matėt situaciją, mes šiandien vėl turim naujų žmonių, kažką vis tos traumuotas, tas negali. Bet kolektyvas parodė, kad paprasčiausiai nepraleisti įvarčių. Išmokti, mes visada praleidžiam įvarčių, dėl to turėdam visada problemų. Labai stiprus priešininkas buvo, labai kvalifikuotai žaidė, nestandartiškai žaidė, nepriimtinas, žaidė paprastą, kam tokį futbolą. Kai kam atrodė, kad jis toksai buvo lengvas, nei sudėtingas, žaidė ilgais perdavimais ir susidūrėm su nemaža problema, bet mes įsisprendėm ją. Visgi jų sėkmė buvo, mūsų sėkmė. Toks yra futbolas, galiu tik pasidžiaugti. Antram kėlinyje visgi turėjo tokias kelias mirtinas progas. Jeigu būtų pavykę įgyvendinti tas progas, turbūt būtų lengviau rungtynių pabaiga buvus. Be abejo, mes antrą kėlinį paėmėm tokią momentais iniciatyvą atakai. Mes principė sužaidėm daugmaž koncentruotai gynime, mes paprasčiausiai norim neprasileisti įvartį, mes turim tokius aktyvus priekinius žaidėjus ir davėm jiem, kai sakant, individualiuose veiksmuose, ne komandinėse, individualiuose veiksmuose. Kitokio kelio pas mus nebuvo. Ačiū treneri. Nėra už ką, jums ačiū.